Sveika chebra ir aš vėl čia. Dabar toks neplanuotas video apie Audio Research kolonėlės. Praeitose videose audio aparatūros galite pastebėti arba YouTube kanale pas Egidijų Navicką. ABC Hobbies, jisai jas pertvarkė, sutvarkė, pakabą suklijavo, pakeitė kokybiškus kondensatorius, šiek tiek apie istoriją papasakosiu, tai aš negrįžtu. Jeigu šito video nematėt, atsisukat, susirandat, pasižiūrit. Ir dabar tęsime toliau. Aš papasakosiu tik tai, kas liečia klausimasis, mano išgyvenimai su šitom kolonėlėm. Taigi, Egidijus pardavinėjo šitas kolonėlės ir nusprendžiau jas pabandyti savo sistemoje, pažiūrėti, kaip jos skamba, ar jos skamba geriau negu TA. Verdiktas vienareikšmiškas ir trumpas. Jos skamba geriau už mano TA kolonėlės, nes TA kolonėlės biudžetinės klasės, matyt, savo laiku buvo pigios, o šitos jaučiasi daug aukštesnė klasė. Ir dabar, chebra, papasakosiu, kodėl jos skamba. Žiūrėkit, kiek čia aš prisirašiau savo, klausydamas savo tokių pastebėjimų ir kai juos nepamirščiau, užsirašiau, kad jums papasakočiau. Pirma, tai nežinau, Egidijus minėjo, neminėjo, tai yra uždaro tipo kolonėlės, todėl jas galima drąsiai stumti iki pat sienos ir nėra jokio baubimo žemuose dažniuose. Man labai patiko šitų mažulių žemi dažniai. Jie detalūs, gan tikslus. Viską aš lyginsiu su savo TA kolonėlėm, apie jas irgi galite pasižiūrėti mano video. Žemadažnis yra didesnis negu mano. Ir jau grojant sudėtingesnius kūrinius kaip Rammstein, Prodigy, kur gera dinamika, greitas ritmas, jau jų galima klausyti. Neerzina, nenervuoja, nes su ta kolonėlėm būdavo labai gerai YouTube'as, vokaliniai instrumentai, jos šiek tiek skambėjo į šiltesnę pusę, gal vokalas ir geriau šiek tiek skambėjo, bet tik vokalas. O čia žemadažnis susitvarko puikiai. Maniškėse nesusitvarkydavo taip puikiai kaip šitos. Iš išvaizdos šitas aukštadažnis panašus į paprastą popierinį aukštadažnį, bet neapsigaukite, tai yra kompresinis aukštadažnis, AD kompresinis. Todėl jis groja, taip, kaip čia pasakius, neįkyriai, detaliai, švelniai, labai puikiai, labai patiko, labai subalansuota sistemėlė. Nebuvo kažkokių kūrinių, kurie mane erzintų. Pavyzdžiui, su ta kolonėlėm, jeigu uždėdavau labai aukšto lygio failus, suveldavo muziką. Ir atsirasdavo, kaip bando žmogus žemo lygio dainininkas išlaužti, išdainuoti aukštą natą, jos kartais paleisdavo trikdžius. Tai mane kaip audiofilą erzindavo, nervindavo. Todėl pradėjau dairytis į kitas kolonėlės, pabandyti kažką kito. Uždėjus Leonardą Coheną, treiti gabalą, visi žinot Leonardą Coheną, kas esat audiofilai, jo balsas labai savitas. Toks gergžiantis tembras, individualus, nėra kaip visų toksai. Ir su šitom kolonėlėm aš jau išgirdau Leonardą Coheną tokį, koks jis yra. Jo balsą galima išgirsti tik ant aukšto lygio kolonėlių. Žemadažniai vėl kalbu, negali lyginti, pavyzdžiui, kaip su Truelsu, kurios litražas ten yra, dabar nežinau, kiek ten, 40 ar 50 litrų ar 60, nebepamenu. Jos yra mažulės, bet sakau, jau smagu klausyti. Šitos kolonėlės pas mane buvo pajungtos ant Sony TA-FB940R QS serija, tai Anglijos rinkai šitas Sony stiprintuvas skirtas ir jis puikiai susigrojo, super sudraugavosi šitom kolonėlėm. Nežinau, šitų kolonėlių kiek Egidijus bandė su vairiais stiprintuvais, sako, nelepnios, nebijo,
kas man nelabai patiko specifikacijose, tai, kad jos yra gan mažo jautrumo. Gal todėl, kad mažos kolonėlius. Kiek pamenu, 88 ar 86 tik tai jautrumo. Nesvarbu, jeigu įdomu, pasižiūrėkite internete, bet jautrumas nėra jų didelis. Tai tikėtina, darau prielaidą, kad su lempiniu stiprintuvu, nors namuose dar voliojasi, guli padėtas, dar nebandžiau, pabandysiu pajungti, bet tikėtina, kad negros, su lempiniu stiprintuvu negros, lempiniai stiprintuvai nesiskleis, jiem reikia labai jautrių kolonėlių, tai jos nėra jautrios. Hendrik Jackson Bremson Liubali for guitars stygos buvo labai tikslios, labai fainos, gražios. Tai labai sąlyginai pagal kainą biudžetinės kolonėlės ir aš džiaugiuosi jas išbandęs savo namuose, nes kaip ir daugelį turbūt turite problemų su žmonomis ir mane žmona išgynė su Truelso projektu iš saliono, sako, atsineš kažką mažesnio, kokybiško, kad galėtume įklausytis salione, tai jas išnešiau į savo kitą perklausų kambarį, o čia salione liks mažulės, mažesnių gabaritų. Tai kaip ir daugelis visų buvo padarytas kompromisas, didelės dėžės išneštos ir pastatytos mažesnės. Tai greičiausiai kolonėlės bus pakeistos į šitas. Kolonėlės nėra blogos, jos tikrai labai skambės, detalės, puikios, bet kur dominuoja žemi dažniai, garsiakalbis mažesnis žemų dažnių, jos nesugeba atkurti tokių žemų dažnių. Kaip su aukštais dažniais, kaip sakau, jos labai tikslios, labai detalės, ten nėra blogis, ten irgi yra popieriniai garsiakalbiai, groja tikrai neutraliai, stabiliai, bet vokalas viduriukai šiek tiek į šiltąją pusę. Ir didžiausias minusas, jeigu jūs tikras audiofilas, norite aukštos kokybės failų per puikią aparatūrą, jau jos pradės kartais erzinti, nes kai kurie Lietuvos audio aparatūros gamintojai kolonėlių apie tai jau minėjo, kad kai kurios žemo lygio kolonėlės bando groti aukštame lygyje, bet tai jom nepavyksta. Tai tokie mano pastebėjimai. O video su trumpais muzikos įrašais jūs galėsite pamatyti sekančiame video. Taigi, iki kito karto, mano stebėtojai. Sekantis video greičiausiai bus ne apie Kirusą, o bus apie mano autobusiuką ir joje aparatūroje, ką jau esu pasidaręs, ką tobulinu ir kokie mano kiti planai. Iki kitų kartų, chebra. Čiau!